Labas rytas, mylėjų. Šiandien yra šeštadienis, dabar yra 8:30. Aš turiu 1,5 mažiau valandos susiruošti. Dabar atsikėliau, einu pasidažau, susitvarkau plaukus ir tada eisiu pavalgyti. Ir tada varysim į repeticiją, o vėliau turėsim varžybas. Tai va, šiandien vlogas bus. Iš pradžių pasiruošiau veidą. Kadangi mano oda žiauriai išsausėjus, tai dabar naudoju daugiau produktų. Reikalai tokie. Aš susiruošiau šiandien makiažą, visi makiažina. Bet, žodžiu, einu aš dėtis lęšių. Kaip žinot, aš esu akla. Ir žiūriu, kad mano lęšis, vienas lęšis, yra tiesiog ne tai, kad išdžiūvęs, bet jis kažkaip buvo ne taip įdėtas ir aš jį pasirodo ten prisukau kažkaip ir išdžiuvo. Ir nebėra. Ne tai, kad išdžiuvo, jisai net suskilo, nes buvo sudžiūvęs. Nu, žodžiu. Esmė tame, kad dabar einu su vienu lęšiu. Ir stebnesnėje akim, nes pas mane skirtingos dioptrijos, sakys. Ir einu Red Bull'ą pirkti. Tai aš dabar matau tik su viena akim. Ir žiauriai, aš anksčiau taip darydavau, bet atpratau, nes nusipirkau naujus lęšius saviškai. Bet labai išblurintas, jis labai keistai matosi. Au, bet žodžiu, mano plaukai dar net nėra išdžiūvę normaliai. Tai jie dabar sušals lauke. Ir aš laukiu Jolantos, kad jinai atvažiuos pasiimt. Kas čia? Aš dar nespėjau nusišypsot. Šiaip labai neturiu jėgų. Žiauriai noriu miego. Ir aš visai norėčiau namo. Bet turim daryti, ką turim daryti. Šiandien šiaip antakiai gražiai išėjo, man patinka. Aš jos dabar vėl bandau atsiauginti. Su visais lagaminais. Taip, kad repeticija baigės anksčiau nei turėjo. Turėjau važiuoti iš repeticijos iškart į varžybas, bet grįžau, nes dar turiu laiko, tai aš ten nelauksiu. Ir kaip tik proga man pasikeisti kelnes, nes jas baltas ir lipdama į mašiną sugebėjau išsipurvinti. Aš vis dar nematau ir mane žiauriai tai nervina. Nežinau, tikriausiai geriau išsimsiu šis lęšis ir šoksiu tiesiog nematydama nieko. Šiaip ir neturiu labai daug laiko. Valandą, mažiau nei valandą. Persirengiau kelnes ir užsidėjau kitą topą, tai šiandien būsiu ne balta juoda. Labai blogai nuskambėjo, bet ne ta prasme. Jo, tikriausiai. Atvažiavom į areną. Aš nieko nematau, nes išsiėmiau lęšius. Čia va dar Adriana yra ir va ten Emilija yra ir čia Adrija. Aš tai nešoku su kablais. Anyways, guys. Nu tai eikit pasiimt stovi. Šią mano makiažas labai blogai atrodo. Oh yes, welcome back to my YouTube channel. Vėl ant kamerų. Emocijos po treniruotės? Aš jaučiuosi labai pavargus, atrodo, kad pirmą kartą visų šoku. Taip, dabar tavo? Ne, tavo. Širdis skauda. Adriana. Širdis skauda.
Jei kardijo, kokį dariau. Įsivaizduoji dabar. Atsiuntė man tokią stinką siūlą. Nu, o ne. O gumytė? Irgi neturiu. Dabar tikrai Lady Gaga. O paskui, nežinau. Žemės Pagaliau matau, guys. Dabar ilgai pertrauka. Kiek mes šokius sušokom? 5 sušoko, sambalės, gatliau, virkis. Va, 5 sušokom. Taip varžybas einasi. Emilija valgo, skanu šiandien. Va čia mano outfitas, va čia mėlynas kelnes, blizga, maikutė blizga, plaukai, akinukai, kurios patai nusimsiu ir tada batai. Gal ir turiu, jo. O tu sako, nežinau. Pažiūrėkit, kaip gražiai sninga, nesimato net. Let's be grateful. Let's be grateful. Adrija zyza. Nes mašina. Nes mašina. Bet mes vis tiek esam grateful, kad taip gražiai sninga. Ok, guys, grįžau namo. Rytas laimėjo, kas nelabai nustebino, bet pasimatau suknelę šimtadienio. Aš jums jos nerodysiu, nes jūs pamatysit per šimtadienį mano. Daugiau neturiu jokių planų. Sėdžiu tik tokia. Va tokia. Čia kambarys įkai net tvarkingas. Dabar va tęsiu savo vakarą, kad pafilmuosiu, tą pafilmuosiu. Praėjo mano šeštadienis, tikiuosi video patiko ir susitiksime kitame. Čiau, raškės!